jinai tokiam karste. Ir Mhm. būna tame karste, jai oro trūksta, jai Mhm. sunku kvėpuot, būna sąmonė vat, tarsi praranda, vėl Mhm. atsikelia, vėl, žinai, toksai oro trūkumas, labai daug energijos nutekinama išeiti iš tenais, žinai, tarsi Mhm. jėgų neturėjimas ir visada įstatyta į tokį kaip, nu, žodžiu, įstatyta ir net, nu, žinai, bet, pavyzdžiui, kai tu galėtum visada vienoje vietoje ir tu negalėtum pajudėti, Mhm. tai tarsi kaip, nu, kaip praglos, žinai, Mhm. ir Mhm. pradeda skaudėti kojas, nu, vat, nuolatinio tokio gulėjimo, žinai, ir tie skausmai, vat, kažkokį kūnę atsirasti gali, ir taip migruoti, žinai, juda, atrodo. Mhm. Juda, tai ten, žinai, bet ją iš karto rodė kaip tokią jau senukę visai, žinai. Atrodo, kaip jos viduje yra ta sena moteris kažkokia. Mhm. Atrodo, kaip viduj, žinai, gyvena. O toks. Aš tik dar noriu paminėti, kad tas, kas nuskaito, šiuo atveju Diana nėra susipažinusi visiškai absoliučiai su jokia informacija, kurią siuntė Milda, ir visas pilnas nuskaitimas vyksta tik tai iš nuotraukas. Ir jinai minėjo, kad jinai tiesiog jaučiasi dažniausiai nepatogiai savo pačios kūne. Jo, Ypač jeigu reikia kažkur eiti ar į žmonės. jo, nes tenais yra pas ją gyventoja. Jinai sako dar mini, kad jinai net negali trumpai bendrauti su žmonėmis ir žvilgsniu, nes jinai jaučiasi, kad yra pastoviam energijos taupimo režime. Jo, pas ją taip ir yra. Nes, vat, kaip minėjau, kad labai daug išeina, atrodo, žinai, vien buvimas tenai ir tarsi noras išeiti iš ten, jau vien noras išeiti jau jai atima, atrodo, vat, paskutinės jėgas. Nes ir, vat, pavyzdžiui, tas senukė, nu, kaip senyvo amžiaus žmogus, jisai neturi jėgų. Ir, žinai, pas ją vat viduje, jinai ir gyvena, ir jinai jaučiasi, jinai susitapatino su ją. Žinai, kaip senyvas amžiaus, kai jisai nenori niekur eiti, vat sėdėti, vat niekur, vat, na, vat taip jos viduje, žinai, iš išorės atrodo jaunas žmogus, o viduje pas ją ten yra 96 metų moteris. O šitoks vat jausmas, žinai. Ir net, nu, jėgų, nuolatinis jėgų nebuvimas ir netgi galbūt net pagalvoju, aš jauna, o aš jaučiuosi kaip, na, tokia senukė, žinai. Tai va tenais realiai, žinai, atrodo kaip tas biorobotas, jos viduje dar irgi kažkam kaip ir priklauso. Kažkas, na, negaliu pasakyti, ar tai priklauso, čia pažiūrėsim, aišku. Čia iš to apibūdinimo, ką jinai apibūdinus apie savo tą savijautą, būtent taip ir labai atitinka būtent šitą jausmą, nes jinai rašo, kad negali net įsivaizduoti, kas ir kaip bus toliau, nes net neplanuoja nieko į ateitį, jaučiasi visiškai asociali pasidarius, nesinori eiti į viešumą, nesinori dirbti tarp žmonių, visiškai jokio noro romantiškiam ir intimiem santykiam, ir tiesiog yra būtiniausių poreikių išlikimui tenkinimas. Va čia, bet taip ir yra, kad ta, kas ten viduje, jinai pilnai yra užėmus net mintis, užėmus mąstymą, netgi, sakyčiau, jos pačios, tenai kokią, na, jinai pati kontroliuot gali, kol kas jinai atidavus tarsi, žinai, kaip kažkas, kas bando užimti ir išstumti ją, žinai, nes, kaip sakant, karas vyksta už kūnus, ne, ir kažkas nori pasidžiaugti tuo jaunu kūnu, ne, bet išstumti nori ją iš tenais, kad jos nebūtų, nes seniau jinai daugiau galėdavo tai valdyti, bet po truputį jinai pasidavė. Jinai pasidavė ir dabar jau rodo, kaip 20% jinai pati gali valdyti ir 80% jau užimtas tas kūnas yra. Ten demonė yra. Ir jinai turi vardą. Gerai, tai dabar pasisveikinam su ją ir paklausk, ar jinai pasiruošus yra atsakyti į mūsų užduodamus klausimus. Žinai, aš tau pasakysiu, kad tokių daug yra ir jie, kad žinai, kad tokiai gauna kūnas, yra demonai, kurie gauna tuos biokūnus, tuos fizinius. Tai būtent jie gauna tuo atveju, būna pereina tam tikrus lygmenis, ne, tam tikrą evoliuciją ir kai jie gali jau pereiti į fizinį, tai jie, pas juos taip evoliucija eina, pradžioje jie prisijunginėja, ne, pradeda veikia per žmogų, per kanalus, kanalų prijungimai, o jau tie, kurie šiek tiek evoliucionavę, ne, kurie tam tikrais, ne tai, kad evoliucionavę, bet galbūt tai evoliucija irgi kažkokia, nors
Tuo metu yra pilnas, praktiškai pilnas užvaldymas, jau yra Mhm. kūno, žinai, vat kaip yra siela, jinai jau tik tai iš kažkur, žinai, kaip pavyzdžiui, yra tik tai dalinis, ane, tai ten, kur prisijunginėja, energetinėme lauke, ten per kelius kanalus, ane, o pas ją eina per visas čakras. Tai Mhm. yra pilnas užvaldymas biorobotų. Ir čia, žinai, aš tau pasakysiu, kad toks, na, sunkesnis atvejis ir labai svarbu. Jaučiu ant viso savo kūno. tiesiog. Labai svarbu, žinai, kad vat patinai suprastų, apie ką tai yra kalba. Ir netgi jeigu yra ta maža sielos dalis, kuri yra, na, dar vis tiek atėjo iki šito senso, Mhm. ir jinai ta sąmoninga tokia dalis, kuri supranta, kas su ja vyksta ir, na, vis tiek ją atvedė čia, ne, kad ir kaip tenais tas užvaldymas būtų koks. Bet netgi ir ta pati mažiausia dalis, jinai gali išreikšti savo laisvą valią ir perimti valdymą savo bioroboto, kuris buvo jai skirtas šitame įsikūnijime. Mhm. Tai va, ir tai tas vat vidinis jos stiprinimas savęs labai padėtų, aplamai padėtų, vat aš kalbu ir jinai žinau, kad girdi jos tą subtilią kopiją, ką aš kalbu. Ir tos subtilios kopijos dar irgi noriu paprašyti, kad padėtų šitame seanse ir kad pats biologas taip pat padėtų projektuoti viską. Nes ne tik tai, kad mes, bet ir jinai pati turi tai padaryti ir išreikšti savo laisvą valią. Būti atjungtąją ir gyventi savo švariame biolauke, savo švariame kūne ir dar turėti kažkokį džiaugsmą šitame gyvenime. Žinai, kaip yra atmetimas to kūno, žinai, kaip siela, jinai, nes atrodo, žinai, kaip svetimkūnis, kad tai ne aš, žinai, taip ir yra, jinai va taip pat jaučiasi, kad jinai tas kūnas, jisai svetimas, jisai kažkoks netoks sulūžęs, ar kažkas, žinai, ir jinai tarsi iš proto viduje eina, nes tas suvokia, kas su ja vyksta, ir va žmonės tokie, jie kreipiasi, ne, bet niekas jų gali nesuprasti, žinai, kas iš tikrųjų su jais dedasi. Ir ką jie išgyvena kitiem aplinkiniam, irgi sunku suprasti juos, žinai. Jie net negali aiškiai paaiškinti, kas su jais ne taip, arba kas su jais negerai, žinai. Ir tik vieni toj vienatvėje, tokioje duobėje, jie nežino, ko įgriebtis, ko imtis, ar dar kažką. Aš tiesiog išjaučiu, ką tokie žmonės jie patiria, kokias kančias vidinės, kokius vidinius tuos išgyvenimus jie patiria, žinai, kai atrodo, niekas jų negali suprasti, ką jie jaučia. Ir paaiškinti tu negali. Ir greičiausiai daug kartų tos mintis, kadangi čia šiuo atveju yra 20%, tik tai pačios jos likia 80% kito, tai tas ir periminėja tą kūną ir jisai turi daugiau to valdymo ir mintis ir už tai ir jaučiasi lyg svetimkūnis tame kūne, už tai jinai kaip ir minėjo, ne, kad jinai tiesiog negali, jinai negerai jaučiasi savo kūne, todėl kad tiesiog jinai jau praktiškai yra išstumta iš jo ir jinai ir jaučiasi kaip svetimkūnis, tenais ir jai sudaro sąlygas, per kurias jinai lyg ir nori išeiti visiškai iš to. Bet ją supranti, žinai, bet dar vis tiek ją laiko ta dvasia, ne? Nes dar vadinasi, yra ta ugnis, dar yra galimybė viską pakeisti, nes kitaip ją atjungs ir paliks tik tai kaip, programą, kaip sakant, ir ta demonė, jinai visiškai pilnai 100% užims, tai labai svarbu jos pasirinkimas, ką jinai pasirinks. Ten jau pas ją su demonė tai buvo prijungimai. Per porą čakrų, man rodo. Per pirmą, antrą buvo prijungimai. Jau tenai tam įsikūnėme, jinai pati savo kūno nekentė, žinai, jinai jau tenai žiūrėdavo į save veidrodyje ir jinai niekaip negalėjo priimti, taip save irgi žemindavo. Žiūrėdavo, pavyzdžiui, veidrodį ir tame veidrodyje jinai save tiesiog atrodo, žinai, kaip muždavo save, duodavo savo, žinai, per veidą, taip norėdavo nusilupti tą visą odą, tokius, žinai, kaip drėksdavo tiesiog savo ir norėdavo nusiimti tą viską, žinai, atrodo, ne mano tai. Tas visas, atrodo, tas skafandras, tas kūnas, jinai tenai labai didelis nepriėmimas jau tenai buvo savo kūno. Ir kadangi buvo didelis nepriėmimas tame pyktyje, bet tenais ir ta demonė įėjo, nes jinai sako, jeigu tau nereikia, tai man reikia. Šitai. Žinai, atrodo, visi tie, daugiau, žinai, atrodo, tai jinai kažkokiam kaip raupsai pasient to kūno, žinai, tai jinai kraujo kažkokiose kopus kažkokie, žinai, kad visada pasient su tuo fiziniu kūnu kažkokios tai problemos. Gerai. Labai daug įsikūnymų yra.
kur visada, žinai, užima, vat, atsiranda kažkas ant fizinio ir tada įeina. Ir vėl kiekvieną kartą, kaip kontraktas yra būtent, na, įeiti per tam tikras vat, situacijas, padaro, sukuria kiekviename įsikūnyjime, kiša tas mintis, tada, na, per tą nesąmoningumą, tą prisiminimą, tą įsikūnijimą, kada jinai neturėjo dar šito pasteigimo, būtent su šią pamoką, paskutinį įsikūnimą prieš pereinant į šitą sansaros ratą. Kas vyko tenai? Kažkokie garsai, man eina kaip staklės ar kažkas malūno, kažkas sukasi kažkokie, žinai, kaip girnos ar kažkas tokio. Tiesiog regiu aš to aparatas, vat medinis, aš jį matau ir girdžiu garsus. Gal 3, 4 kokiam, na gal vyresni šiek tiek. Metukai sėdė ant tokio šieno. Gerai, ir kaip jinai jaučiasi tenai? Jinai verkia ir taip susidėjus rankas ant kelių ir slepiasi. Verkia. Ir nuo ko jinai slepiasi? Tėvas mama prievartauja. Ten tokios prievartos namuose daug buvo. Ir ją prievartavo irgi. Jinai bijo. Jinai nekenčia. Net ant tėvas prievartavo. Gerai. Mama buvo nukraujavus. Kraujo galoj matau guli. Bet čia praeitas. O ją tas tėvas augina. Ir kaip jinai dėl to jautėsi? Matau ir dar man tokia vat irgi informacija, kad yra ir tėvo, kad jos dėdė, tėvo, ne, tenais yra kaip tėvo sūnus irgi gyvena, bet jie ne tos pačios mamos skaitosi, kažkas tokio, bet jie tai irgi prievartauja. Tai tiesiog prievartauja, žinai, yra. Ir kaip jinai dėl to jautėsi, kaip jai... Jinai tenais atrodo kaip tuose ateities tuose įsikūnijimuose, kur jinai muša save, žinai, ir jisai bando taudą, tai ir tenais, jinai tame įsikūnijime irgi nori taip nusiimti, žinai, toks šleikštulys savo kūno, toks neapykanta tam kūnui ir jai tiesiog labai šleikštu nuo savęs. Jinai nešvariai jaučiasi visada. Ir jinai irgi tenais net save žaloja, žinai. Pavyzdžiui, jeigu mėlynės pas ją praeina nuo kūno, jinai vėl jas pasidaro, kad jos būtų. Kad tarsi kaip visada būtų tokia. Atgrasi. Jo. Plaukus skirdavosi, žinai. Specialiai darydavo, kad jinai būtų tokia, nesigražindavo ar nesistengdavo, kaip specialiai darydavo, taip pat iš vidaus pas ją būdavo. Ir būdavo daužo galvą, žinai, pas ją, žinai, taip pat taip trenkia savo į galvą su kumščiu. Tokio, žinai, jau ten tokie kaip spazmai pas ją būdavo. Ir sakyčiau, jau tada, kaip pavadintume, pavažiavęs stogelis, žinai. Bet jau tenais, man rodo, kad tenais jau yra prisijungimai, žinai. Nes tada ten kažkur prasidėjo. Gerai, dabar tenais ar jau įeidavo į jos energetinį lauką, ar dar tik tai sukeldavo situacijas, kad jinai savęs nekęstų, savo kūno nepriimtų? Ar jinai įeidavo jau ir į jos energetinį lauką? Ta demonė. Jo, jinai su ja kalbėdavo ir jinai sakė, pasink tą kūną, man jau nereikia. Jinai jai nuolatos siūlė, žinai. Iš karto dar neėmė. Prisijaukino tą kūną, man rodo, žinai, turėjau kaip kūnas, kaip, žinai, laukinis kažkoks arklys, man rodo, ir patį kūną, kai demonai jie iš karto jo neužvaldo, jie galėtų pasiimti iš karto, jie negali pasiimti iš karto to kūno, jeigu, pavyzdžiui, išreiškia žmogus laisvą valią. Tas jaukinimasis kūno užtrunka tam tikrą laiką ir daugiau tos daugiau žmogaus pasidavimo reikia, žinai, kad atverti tuos, atrodo, vartus vidinius, kad jie eitų, žinai. Kad visiškai visos tos dalis tiesiog norėtų atsisakyti. Jo, ir jinai norėjo tiesiog mirti. Ir jinai sako, pasimk tą kūną, aš noriu mirti.
Ir va, taip pat kontraktas pasirašė. Sako, noriu mirti. Ar tai buvo pats pirmas kontraktas pasirašytas? Jo. Gerai. Ir dabar Ir irgi jauna, ir va nuo to laiko, nuo to vat laiko tas kartojasi nuolatos ir, na, iki daugiau negu 40 metų jinai nesulaukė. Netgi sakyčiau 36. 36 kažkas tokio. Nesulaukdavo. Įvykdavo taip, kad, žodžiu, visuose tuose įsikūnijimuose per kažkokias situacijas, ar kūno ligas, ar kažkokį ten, vat, visuose tuose, visada tas pats kartodavosi. Visada jinai atsisakydavo to kūno, jinai pavargdavo nuo to kūno tarsi kažkokių tai ligų, bėdų ir jinai jo tiesiog pati vat, pasiūlydavo. Pasimdavo. Vat štai, kiekvieną kartą tas pats. Norėjo pati siela patirti, praeiti, prisirinkti kokios. Iš to pačio aukščiausio taško žiūrint. Man taip įdomiai rodo pianiną ir pianino klavišus. Ir natos, žinai, va, kaip yra natos. Ir atrodo, kad pasiimti visokius tuos lygmenis, žinai, kažkokios patirtis praeiti, jeigu sielos, kaip sielos lygmenių žiūrint, žinai, kad visos tos natos yra reikalingos kaip ir patirtys, ane, vat, per gyvenimus. Nėra tokio, kad blogas ar geras, žinai, bet tiesiog kita vibracija. Kaip vibruoja tos natos, kaip do yra ir panašiai visos tos natos, jos turi tam tikrą atitinkamą vibraciją, taip ir tuos gyvenimus ir tas patirtis, kaip tas vibracijas įvairias susirinkti. Ir kai kurie ateina vienų vibracijų prisirinkti, renka ir pasirenka sunkesnes, kiti lengvesnius pagal sielos evoliucijos lygį. Jo. Jeigu kuo stipresnė siela, tuo sunkesnes tas pamokas savo pasirenka ir lygius praeiti, ne? Nes čia realiai toks sunkus, žinai, vienas iš sunkesnių tų lygių, lyginant su mūsų visais seansais. Šitas eksperimentas, šita patirtis. Na, jeigu žmogiško lygmeniu žiūrint, tai nuo sielos lygmenių tai kaip ir neriboja, nes siela jinai žaidžia šitus žaidimus ir jinai nejaučia skausmo, kančios kažkokios, pas ją nėra tokio, jinai baterija, tai energija, kurie jinai juda per gyvenimus, bet kaip ta baterija susijungia su asmenybė, su kūnu, tada ta asmenybė pradeda jausti tas emocijas, pati siela tų emocijų jinai nejaučia. Bet ta asmenybė, tai čia kaip asmenybė, jos kam trukdo tai gyventi harmoningai, laimingai, be kančių, net tų kančių nejaus, nuolatinių skausmų, nepatogumo kažkokio, nesugeba perkelti to sielos laisvės į šitą žemišką įsikūnijimą. Nejaučia laisvės visada ribose, gyvenimas nuolatinėse ribose, kur nekvėpuot negali ir žinai, kaip svaigimas, net sakyčiau, galvos, toks tarsi apalpimas, apalpsi, toks net nualpimas gal net, sakyčiau, būna, kažkoks sąmonės netekimai kažkokie gali būti tokia. Ir tai, kas gyvenime vyksta, nuo to ir stabdo, kad negali tiesiog būti laiminga ir Jinai minėjo, kad pas ją yra nuovargio priepuoliai, tokie atrodo, kad visiškai jau nebegali išbūti. Tai dar jinai eina tuos įsikūnijimo kontraktus, dar nepraeina, tai va, tai jinai nepereina į savo misijos tą planą. Ir ta demonė, pasakyčiau, pas ją yra tokia kaip dirbtinis kažkoks intelektas. Bet tai ne iš apatinių, jinai nėra iš apatinių, tai yra dirbtinis, tai yra dirbtinė sistema, kuri veikia pas ją, pajungta per juos. Ir jai mums projektavo už tai taip sunkiai, žinai, buvo. Ir jinai nėra iš tų apatinių, tai yra dirbtinis. Gerai, dabar pasižiūrėk. Tai sistema yra, programa. Jinai negimdydavo irgi taip pat. Visais kūniais.
Gerai. Ar tai gali susiję būti šiame įsikūnyme su be galo skausmingom mėnesinėm taip pat? Tai čia susijęs su visais tais įsikūnymais, su pirma. Sistemų be galo skausmingos, tai čia prijungimas, kadangi eina ir per apatinį centrą, tai dėl to pas ją ir skausmai, nes inkubacija tokia, sakyčiau, nu, kai tiesiog prijungimas yra per visus centrus, o kadangi centrai neveikia harmoningai, nes pilnas toks kaip užvaldymas, ta sistema veikia, per ją ne, jinai pati sistema, tai automatiškai ir visos sritys jos kenčia. Gerai. Vos ją, žinai, yra, aišku, įsikūnymo kontraktas ir pas ją, kaip jinai užėjo kaip siela, pereidinėjau per tuos visus lygius, kai rinkosi praeiti tas patirtis visokias, tai realiai įrašyta yra kontraktas su šitais atstovais, bet čia net nesakyčiau, kad atstovais, tai yra kaip matrica, čia yra kontraktas su pačia matrica. Už tai ir sakau tokią rodį kaip lauką, bet tuos pilkieji, kadangi tie pilkieji kontroliuoja ir valdo tą matricą ir turi prieigą prie valdymo, nevaldo, ne jie vien tik valdo, yra dar kas aukščiau, bet jie prieigą turi ir dėl to pas ją buvo kontraktas su pačia matrica. Ir atrodo, žinai, kaip pajungi pačią matricą, jos viduje žinai, kad jinai veiktų. Už tai jinai ir sukasi tiek laiko tame pačiame liktai rate tokiame su ta pačia patirtim. Vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Gerai. Man žinai, ką rodė, tai rodė, kad čia jau jos trečias užėjimas į žemę. Ir kad man buvo, žinai, toksai dar, lyg jaučiau, kad turi dar kažkokią, kodėl jinai atėjo, tai patirti. Tai jinai ieškojo vaiko, jinai savo vaiko ieško. Man rodė, kad kūdikis yra ir jinai jį taip glaudžia, žinai, ir jinai jį atėjo tam, kad jį čia rastų. Kažkokį kūdikį. Savo vaiką, aš sako, berniukas. Man rodo berniuką kūdikį. Jinai jo ieško. Gerai, ar jisai yra jos... Bet jie darydavo taip, žinai, kad jinai nepastotų, nes visada jinai mirdavo. Mirdavo, žodžiu, 36, taip. Ir nepastodavo. Išeidavo, nes kūno nepriimdavo ir tokiam kūne negalėdavo gimti vaikas. Gerai, ar to vaiko siela yra jos dabartinėme įsikūnyme kažkur tai aplinkai, ar jinai gali įjausti, ar jinai yra įsikūnijus jau? Negaliu pasakyti, jinai šiuo metu negali jaus, bet man rodo prisiminimus ir subtiliame lygmenyje, kad jinai jį laiko savo rankose kūdikį. Gerai. Kad jinai ieško jį visur, erdvėse ir kad jinai laukia, kada jinai su juo susitiks. Čia žemėje. Ar jie yra iš tų pačių sielos namų, kad jinai... Jo. Net ne iš sielos namų, sakyčiau, bet čia iš kažkokio erdvėje kažkokia įsikūnijimo, kur jie turi tam tikrų lygmenių sutartį ar kažką tokio, kad jie turi susitikti čia žemėje ir jinai jo laukia čia. Kaip yra taškas pasižymėtas jų, bet yra dar ir vyras, kad jie tryse turi susitikti kažkuriame taške. Vyras nėra jos gyvenime dar šiuo metu. Ir pas jos gimstas vaikas, sūnus. Tokį rodo jos variantą, galima jos. Bet tai vyks. Nežinau, ar tai šioje realybėje, bet labai aiškiai tai matosi. Kad jinai tiesiog, nežinai, oras pasikeičia. Ten, kur jinai yra, labai sausas oras. Ir žinai, ne dabar kur, bet tenais, kur jie yra, kur jie gyvena. Aš nežinau dabar kaip tenais kur, bet ten, kur jie yra, sausa labai. Saulės daug. Sausra tokia, nėra, kad žaluma ten, taip žinai, kažkokia, bet ten kaktusai auga. Ir ten jinai, žinai, kai laiminga, atrodo,
Čia sako mano namai. Mhm. Čia žemėje, bet jinai tuos namus atrodo perkelia į čia į žemę, va toks va jausmas. Jinai jo ieško. Ir va tie visi įsikūnijimai, tas vis sukimasis, tas rate, jai, žinai, davė, nes jinai pati atėjo čia į tą žemę, kad surasti. Nes jis, žinai, rodo va tą tašką, kur čia, šitoje erdvėje mes turim susitikti. Mhm. Žinai, ir jie kažkaip sukasi visada kartu, kaip šeima, sielų šeima. Mhm. Jie yra. Ir kol kas dabar pas ją gyvenime, kol kas nėra to žmogaus, Ne. to vyro, nes jinai buvo klausus apie savo vaikiną dėl karminių ryšių dabartinį, tai pas juos jų. Ar yra pas ją vat, būtent karminiai ryšiai su jos vaikinu? Aš dabar labai noriu ją pripildyti tais visais labai tokios gražios energijos. Ir jeigu mes eisim į tą ryšį, noriu pasakyti, kad, na, jisai dalyvauja tiesiog jos tose programose, kurios įsisukia, žinai. Ir tie žmonės, kurie ją supa, jie irgi atitiko tas vibracijas, kurias jinai vibravo. Tiesiog ta aplinka visa atitikmuo, žinai, kad ją laikyti uždarytą, neišleisti niekur. Ją riboti nuo kažkokių tai darbų, gal, nuo finansų. Atrodo, kaip, žinai, jinai kaip kalėjime, gal sakyčiau, ar tokiame netikrume ir meile savo, žinai, kad tarsi jinai turi atitikti tam tikrus vaidmenis arba to, ko jie iš jos nori. Ta šeima, būti tokia, kaip, žinai, susiderinti, bet jinai viduje visiškai kas kita, žinai, ir va tas toks netikrumas visada jausmas, tai va atrodo, ji tenais kaip viena kambaryje, kuri uždaryta kaip tam karste, tai jie atitiko tą visą, žinai, kas pas ją dėjosi viduje, tas ir išorėje, žinai, nes kitaip negali būti. Tai va, ir tas netikrumas ir santykiuose jausmas galėjo būti, žinai, kažkoks lyg ne tas, žinai, va toks, va iš tos gilios sielos, va tam lygmenyje tas jausmas toks turėjo būti. Kad lyg nepriverčia, lyg nejaučiu, kad tai šeima, žinai, toks, va kažkas tokio. Gerai, ir dabar tada pripildome ją sujung, ją su tuo įsikūnijimu, kuriame jinai, su ta vieta, kurioje jinai jaučia tuos namus, su tom visom energijom. Su kuriuo įsikūnijimu? Neįsikūnijimu, kur tu sakei, kur jinai tas sausas labai oras, kur jinai yra su tuo savo vyru. Nu, kaip ta realybė, kur jinai, jo, gal sakykim, galima, jinai man sako, jo galim sujungti. Kad prisipildytų tom visom energijom. Bet jinai dabar, žinai, labai daug laiko, jinai